Atsisveikiname su Jane ir modernaus meno galerija, nes mūsų laukia Teisučio Zikaro sūnus. Taigi keliaujame į kitą Melburno priemiestį, pamėgtą menininkų. Esu Markusas Zikaras, o mano tėvas Teisutis Zikaras. Mano senelis Juozas Zikaras. Sveiki atvykę į mano namus. Markusai, čia grybas, labai neįprasta. Taip, dabar toks metų laikas. O tai kompostas. Jis labai tinka grybams. Pastaruoju metu šalta, šlapia ir tik šiek tiek saulės, taigi. O čia beržas? Beržas, taip. Jis lietuviškas? Taip, arba galbūt latviškas. Mano mama buvo Latvija. Mano tėvas buvo lietuvis, kaip žinote. Mano mama mylėjo beržus. Ir mano kaimynas, su kuriuo puikiai sutarėme, jis sako, žinai, reiktų jį nukirsti. Ir aš pasakiau, neleisiu to. Gerai, eime vidun. Čia kozis. O čia mano žmona Džiulija. Užeikite. Čia šilta ir malonu. Tai du mano sūnus, Džeremis, o čia Vudis. O čia aš, kai buvau mažas berniukas. Tai mano mama, kai buvo maža mergaitė. Skaidrytė Zikaras. Mano tėvas ir mama susitiko, manau, Freiburge, koledže ar universitete. Mano tėvas dėstė meną, o mama buvo viena iš studenčių. Tai mano prosenelis. Čia tėvas, motina, teisingai. Medalis įteiktas kitam seneliui, mano motinos tėvui. Jis buvo pulkininkas Latvijos armijoje. Senelio darbas, tas pats kaip ir šiame medalyje. Taigi šį medalį pagamino mano senelis. Jis įteiktas daug anksčiau, nei mano tėvai susipažino. Taigi tai gana nuostabus ryšys. Čia aš, sėdžiu ant tėčio skulptūros ant raitelio. Čia mano mama ir tėtis dirba prie tėvo skulptūros. Melburne kasmet vyksta Mumbos festivalis. Tai aborigenų susitikime ir gerai praleiskime laiką. Tai iš 1958-ųjų. Abu tėvai prisidėjo prie šio festivalio paruošiamųjų darbų. Ten buvo laikina meno instaliacija. Čia mano mama ir tai jos paveikslas. Tai mano tėvas. Ir jis su Vainučiu arba Vaidučiu ir seserimi Alyte. O čia močiutė Anelė, jų mama. Taip pat turiu piešinį, kurį nupiešė mano tėvas. Labai gražios detalės. Pažiūrėkite. Labai gražus piešinys, ar ne? O šios mažos figūrėlės, pamenu, kaip jis gamino iš vaško. Tai turėjo būti apdovanojimas. Figūrėlės skirtos mados apdovanojimams ar panašiai. Gražus nedidelis darbas. Čia Vudžio nuotrauka. Pagavo pirmą žuvį. Labai didžiavosi savimi. Mano tėvo piešinys man buvo 4,5 ir jis pasirašė nuo tėčio. Čia cementinė skulptūra. Nežinau, ar matėte, įsimylėjėlius. Tai mano tėvo kūrinys. Iš esmės įsimylėjėlių prototipas. O skulptūra saugoma nacionalinėje Viktorijos galerijos kolekcijoje. Ir tada šis ženklas. Tėvas jį pagamino automobilių kompanijai Jaguar 7-ame dešimtmetyje. Ir jie buvo įsiuntinėti po visą pasaulį į visas Jaguar prekybos vietas.
Atsimenu, kai padėjau tėvui juos gaminti iš gipso. Jis nudažydavo auksinę spalvą ir pakabindavo ant sienos. Taigi dėl to augdamas jaučiau tam tikrą ryšį su Jaguar. Man labai patinka šie automobiliai. Priekyje maža emblema, ta pati kaip ir ant sienos. Tai citrina, o ten žalioji citrina. Pradėjome važinėti elektriniais dviračiais. Mums labai patinka važinėti. Man labai patinka motociklai. Abu mano tėvai, spėju, paplūdimyje. Daug laiko praleisdavome Filipo saloje. Graži nuotrauka. Sėdė apsikabinę. Čia viena iš meno parodų Melburne. Čia tėtis ir aš. Tai mano krikštynos, mano močiutė ir mama. Tai įsimylėjėlių skulptūra paguldyta ant šono. Mano tėvai buvo nusiųsti į kaimą, kaip ir daugelis pabėgėlių. Jie gyveno trobelėse, tokiose skardinėse pašiūrėse. Kai iš ten išleido, gyveno su draugais prie Maltraverio kelio Ivanhoe priemiestyje. Jie ten pertvarkė garažą, kur stovėjo automobiliai, ir pragyveno jame apie 1,5 metų. Daug ko išmokau iš tėvo. Mačiau, kaip jis gamino, ir buvo labai įdomu, kaip jis kūrė šiuos dalykus. Šiuos reljefus jis padarė Melburno universitetui. Dar 7-ojo dešimtmečio pradžioje, gal net 6-ajame, modernioji skulptūra pradėjo skintis kelią architektūroje. Ir tada atsirado grupė Centras 5, kurią sudarė mano tėvas, Vincas Jomantas, Leontas Paras, Inge King. Jie buvo lyg vargšas pusbrolis meno pasaulyje. Jie turėjo susivienyti, investuoti pinigus, rengti parodas, reklamuoti save. Galbūt Markusas kūrybinę gyslelę paveldėjo iš senelio ar tėvo. Turėjome kaimynę Cecilija Glass. Ji gyveno kalvos viršūnėje, turėjo nedidelį medelyną ir augino vietinius augalus. Kai turėdavau kišenpinigių, eidavau pas ją. Nors man tebuvo 6 ar 7, pirkdavau tuos augalus ir sodindavau juos savo namų sode. Prie jų dėliodavau mažus akmenėlius. Manau, kad dalį to kūrybiškumo paveldėjau. Tai mano genuose. Paveldėjau tai iš tėvų, senelių. Mintis gimsta galvoje ir tada visą tai realizuoju. Labai didžiuojasi savo šaknimis. Ir savo vaikais taip pat. Ir jie didžiuojasi. Bandžiau juos ir šiandien pasikviesti, bet jie sakė, kad norės pasižiūrėti šį vaizdo įrašą. Ir jūs jį pamatysite. Connor, Woody, Zoe and Jeremy. O ar pats Markusas kada nors ragavo lietuviško maisto, pavyzdžiui, šaltibarščių? Sriuba? Taip, šalta rožinė sriuba. Niekada neragavote? Augau daugiausia su mama ir jos latviška pusė. Šiek tiek moku latviškai, kai esu šalia latvių, galiu šiek tiek suprasti. Bet vienintelis maistas, kurį prisimenu, yra pierogi. Tai yra mažas pyragėlis su šoninė ir svogūnais. Toks mažas anksčiau dievindavau. Aš myliu Lietuvą. Teisingai? Ačiū. Paliekame Melburną su pasaulinio lygio modernistais ir skrendame į Adelaidę.